Sveiki, aš Žilvinas ir šiandien tvarkysim korpusą. Kompiuteriui Lenovo Legion 7 15 colių. Problema yra tai čia. Matosi, kaip jisai atsivėpia negražiai. Tai dabar pašildom klijus, kad lengviau nusiluptų ekrano apvadas. Taip, ekrano apvadas pagaliau nuimtas. Čia toks ypatingesnis variantas. Po vyriais yra metaliukas ir tas metaliukas yra priklijuotas prie ekrano dangčio. Tai vat būtent tas metaliukas atšoko. Kad jį sėkmingai pasiekti, reikės išsiimti ekrano dangtį iš kompiuterio. Su ekranu, tai ardysim kompiuterį. Jo, tai va dabar, kuri vieta išlūžo. Turim problemą. Šitas metalas, ant kurio yra kabinami vyriai, yra kietas, sakykim taip. Bus sudėtinga pragręžti standartinių grąžtų, tai reiks pavargti, reiks išgręžti kelias, kad galėtumėm prakišti varžtukus. Beje, varžtukai nemaži, elegantiškai susideda ant kompiuterio ekrano dangčio. Jie matosi iš kitos pusės. Šiaip būtų galima ir klijuoti, bet klijavimas dažniausiai nelaiko. Tai susukus varžtais to daugiau niekada nepasikartos, sulūž visą kitą išskyrus vyriai. Dėl saugumo, kadangi nusimsim ekraną. Tai kodėl mes sukam varžtais ekrano dangčius? Dėl to, kad taip pigiau ir greičiau, nereikia laukti detalių, laiko puikiai ir netrodo labai baisiai. Kompiuteris įsijungia ir remontas baigtas. Kompiuteris atrodo taip, jeigu kažkam reikia remonto, kreipkitės, padėsim.